Toliau laidoje Svajonių sodai kalbėsime apie vieną opiausių problemų Lietuvoje – kaip sode, sodyboje ar gamtoje apsisaugoti nuo erkių. Bendrovės MKDS komercijos direktorė Lina Mikulskytė sako, kad tokių priemonių jau yra Lietuvoje ir pagaliau mes galime būti saugūs. Šį sezoną galim pasidžiaugti, kad jau turim registruotą oficialiai Lietuvoje produktą, kurį galima bus naudoti ir išsipurkšti tas vietas, kur mes leidžiame savo laisvalaikį, tai yra terasas, takelius, kur vaikštome, patvarius, kažkokius tai vietas, kur suoliukai stovi ir galėsim apsisaugoti, kad erkės tose vietose mums nekeltų jokios grėsmės. Dabar esame tokioje poilsio zonoje, kur galima būtų apdoroti nuo erkių ir tikrai reikėtų erkės naikinti ten, kur mes žaidžiame, kur mes kepame, kur su augintiniai žaidžiam, kur poilsiaujam ir išsipurkšti tas zonas. Purškiam prie grindinio, prie pastato, palei tvorą ir ten, kur stovi stalas, suolas, žodžiu, išsipurškiam ten ir tą teritoriją naudojame po valandos. Tik po valandos galime? Tik po valandos galim naudoti, kada pilnai išdžiūsta ir tuomet produktas pradeda veikti. Dar svarbu paminėti, kad priemonė Ataka saugo ne tik nuo erkių, bet ir nuo uodų ir kitų skraidančių ir ropojančių kenkėjų. Purškiant šį produktą reikia apsaugos priemonių, reikia naudoti respiratorių, akinius, užsidėti kostiumą, pirštinės ir laikytis visų saugos priemonių, taip kaip purškiant pesticidus. Tai yra biocidas. Biocidas yra skirtas jum apsaugoti, tai nėra augalams apsaugoti skirtas produktas. Taip, nuo kada iki kada mes jį galime naudoti? Taip, naudojame nuo ankstyvo pavasario. Erkės aktyvios dabar po žiemos, todėl kad jos yra alkanos, joms reikia gauti kraujo, kad jos galėtų daugintis. Ir labai aktyviai jau įsisega ir į augintinius, ir įsisiurbė žmonėms neapsaugotas vietas. Jeigu atostogaujate sodyboje, tai Ataka Garden rekomenduojama atnaujinti purškimą po mėnesio. Mėnesį išsipurškėt ramu, po mėnesio reikėtų atnaujinti. Šioje pakuotėje yra viduje 5 vandenyje tirpūs maišeliai. Tai reiškia, jūs turite 5 purškimam. Jo prakirpti nereikia. Metame tiesiai į purkštuvą. Kokiam kiekiui vandens vienas maišelis? Vienas maišelis yra priklausomai, ką purkšit. Ar jūs saugotės nuo uodų, ar nuo erkių, ar skraidančių, ar ropojančių vabzdžių. Jeigu jūs saugotės nuo mašalų ir uodų, skiedžiatės 5 litram vandens. Jeigu nuo erkių 2,5 litro purkštuvą naudojate. Kita priemonė, kurią galime apsisaugoti laukuose ir gamtoje, yra purškiklis Ataka. Kai renkatės repelentus, reikia žiūrėti, kiek yra veikliosios medžiagos kiekis. Kuo daugiau yra veikliosios medžiagos, tuo ilgiau jūs būsite apsaugoti. Kaip tai parašyta, kaip tai rasti? Viena pagrindinių medžiagų yra DEET, veiklioji medžiaga DEET, kuri yra viena tikriausiai pati populiariausia pasaulyje ir kuo daugiau tos veikliosios medžiagos, tuo ilgiau jūs būsite apsaugoti. Tik tai noriu pažymėti tai, kad jeigu yra DEET veikliosios medžiagos daugiau negu 30% ir daugiau, jau jų nereikėtų naudoti vaikams. Iki 30% vaikams yra saugu naudoti šią veikliąją medžiagą. Tai ant pakuotės visada pasižiūrėkite, koks yra procentas veikliosios medžiagos ir stebėkite, jeigu gamintojas sako, kad reikia purkštis po 6 ar 7 valandų, tai taip ir darykit. Šis produktas Ataka Mosquito Sentix nuo erkių saugo net 7 valandas. Tai jau tikriausiai, kad jums pasipurkšit ryte, pasivaikščiosit ir jums užteks visai dienai. O dabar kaip veikia visi repelentai? Taip tiesiog DEET pakeičia jūsų kvapą. DEET pakeičia kūno kvapą ir suklaidina vabzdį. Vabzdys iš vis nesupranta, kas jūs esate, ta prasme, nėra jo tikslas jūs, nes jisai ieško, kur yra kraujo, kur įsisiurbti, o jūs kvepiat visai kitaip ir taip sutrikdot vabzdžio uoslę. Repelentą naudojam purškiant ant odos, jeigu kojos uždengtos ar kūnas uždengtas, tiesiog naudojame ant drabužių. Išsipurškiam.
Šis produktas veikia taip pat ir nuo aklių, uodų ir erkių, bet svarbiausia apsisaugot save nuo erkių.